bet du mūsų studijos svečiai tikrai supažindins su tuo, kas tai yra dalijimosi ekonomika. Pristatau studijos svečius, abu jie yra Vytautai, tai Vytautas Žukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas, labas rytas. Ir kitas Vytautas Zabulis, labas rytas, jis yra tarpusavio skolinimosi platformos vadovas. Sveikas. Tai tarptautinė konferencija, ji praėjusį trečiadienį ir tai buvo viena iš pirmųjų Baltijos šalyse konferencijų, kurios savo dėmesį skyrė dalijimosi ekonomikai. Tai mes dabar apie tai ir pasikalbėkime, kas tai yra dalijimosi ekonomika ir kokie būtų ryškiausi šios dalijimosi ekonomikos pavyzdžiai. Iš tikrųjų, dalinimosi ekonomika yra labai naujas trendas ir labai įdomus trendas pasaulyje, kuris vyksta. Ir jisai iš esmės reiškia, kas yra dalinimosi ekonomika. Kai internetu, informacinių technologijų pagalba sukurta kažkokia tai vieta arba rinka, platforma, kurioje žmonės gali pirkti, parduoti, dalintis, nuomoti vieni kitiems daiktus įvairius arba paslaugas ir panašiai. Na, tai paprasčiausiai pirkėjai ir pardavėjai užsiregistruoja internetiniai kažkokiai programėlėje arba telefone ir gali ieškoti jiems reikiamų paslaugų arba gali siūlyti savo turimus daiktus arba savo turimą netgi darbo laiką. Tai jeigu, pavyzdžiui, kalbėjote apie ryškiausius pavyzdžius, liečiančius dalijimosi ekonomiką. Tikriausiai ryškiausias pavyzdys yra Uberis, tas vadinamas, kuris į Lietuvą irgi jau yra atėjęs ir jisai pasaulyje sukelia įvairių emocijų. Maištauja taksi vairuotojai. Taip, maištauja taksi vairuotojai, maištauja kartais ir patys reguliuotojai. Tai Uberis būtų tas pavyzdys, bet iš tikrųjų ta rinka yra ir finansų rinkoje, galėsime tai pašnekėti, kai žmonės vieni kitiems skolina pinigus arba mainosi daiktais vieni su kitais arba nuomoja daiktus vieni kitiems. Kas yra labai svarbu, kad tai dalyvauja ne kažkokios didelės įmonės, bet žmonės vieni kitiems. Žmogus užsiregistruoja, nes turi kažkokį daiktą, kurį galėtų išnuomoti, jis dabar šiuo metu jam nereikalingas ir yra kitas žmogus, kuris norėtų pasiskolinti ir ta platforma tiesiog suveda tos žmonės. Tai yra, tas ir yra tas dalymasis, kad yra ne kažkokia įmonė žmogus santykis, bet žmogus santykis. Vytautai, bet sutiksite, kad kartais kyla nepasitenkinimas šitomis dalymosi platformomis ar ne dalymosi ekonomikos tokius firmomis, kaip pavyzdžiui minėtojų Uber, galbūt ir kitais atvejais. Ir kodėl tas nepasitenkinimas gali kilti? Dalis pasitenkinimo yra pagrįsta, dalis tokio ne visai pagrįsto nepasitenkinimo. Nepagrįstas pasitenkinimas yra tiesiog tai, kad senieji konkurentai nenori įsileisti naujo rinkos dalyvio. Kitaip sakant, į įmonės torios, kurios, pavyzdžiui, viešbučiai arba, nes vėlgi yra dalinimosi ekonomikos dalis paslaugų, kur tu gali būtą, pavyzdžiui, savo išnuomoti, arba taksi paslaugos, jos tiesiog nenori naujų konkurentų, nes žmonės mato, kad tai yra labai moderni, nauja, patraukli, dažnai pigesnė paslauga ir tiesiog ją renkasi. Ir seni konkurentai nenori įsileisti. Tai viena yra nesutarimo priežastis. Kita nesutarimo priežastis yra reguliavimas. Kol kas reguliavimas yra skirtingose šalyse skirtingas, bet dažnai dalijimosi ekonomikos paslaugos dar yra vis mažiau reguliuojamos valdžios institucijų ir tiesiog yra sakoma senųjų rinkos dalyvių, kad tai yra sukuriamos ne visai vienodos veiklos sąlygos. Tai yra antroji nesutarimo priežastis. Mes paminėjome pavėžėjimo paslaugą Uber. Galime dar paminėti tokią paslaugą kaip Airbnb, kuris suteikia galimybę apsistoti pas kažkokius žmonės ar net tiesiai iš jų išsinuomoti jų siūlomą kambarį ar visą butą ir panašiai. Bet egzistuoja ne tik tokios paslaugos, egzistuoja, pavyzdžiui, galimybė ir pasiskolinti lėšas, ar ne, Vytautai? Jūs apie tai gal kiek plačiau, ar ne, ir kokie saugikliai, pavyzdžiui, veikia? Jo, tai Vytautas paminėjo keletą aspektų pagrindinių, tai yra reguliaciniai arba tradicinių rinkos žaidėjų nenoras arba noras įsileisti. Tai ką savy pamatėm per pusantrų metų, kad iš principo mes dabar esame perreguliuoti. Mes esame Lietuvos banko prižiūrima institucija, kuri dar turi tam tikrus atskirus saugiklius. Tai jeigu pasimti mus ir pasimti tradicinį tą vadinamąjį rinkos žaidėją, tai mes turime dar papildomus rinkos saugiklius ir iš principo tai yra labiausiai reguliuojamas sektorius Lietuvoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes kaip visos kitos institucijos iš principo turime atlikti tą patį žmogaus vertinimą, jo pajamų vertinimą, įsipareigojimo vertinimą, pajamų tvarumo vertinimą. Bet papildomai mes, kadangi paskolas finansuoja kiti fiziniai asmenys, iš principo per sistemą, tai gaunasi, kad mes dar turime atskirus saugiklius uždėtus investuotojams. Pavyzdžiui, vienas investuotojas per metus gali skolinti nedaugiau negu 5000 eurų. Jokia kita finansinė institucija neturi jokių apribojimų. Pavyzdžiui, gali nueiti į akcijų biržą, nusipirkti akcijų ir per dieną jas visas, kaip sakoma, prarasti. Tai nors iš principo tas skolinimas į paskolas yra sąlyginai saugus, nes mes
Mūsų patvirtinimo procentas yra apie 5-7% nuo visų parašų, kurias mes gauname. Tai mes vis tiek turime dar tokius papildomus ribojimus, kur neturi kitos rinkos įmonės. Ir praėjusį trečiadienį jūs turėjote didžiulę konferenciją, kurioje kalbėjotės apie dalymosi ekonomikos tendencijas, galbūt būsimas naujoves. Tai kokios, tos tendencijos, kokios būsimos naujovės, kas dar galbūt populiarės ar ne? Nes mes paminėjome, pavyzdžiui, galimybę pasiskolinti iš kitų žmonių, galimybę būti pavėžėtam ar ne, arba apsistoti pas kažką tiesiog iš privačių žmonių. Egzistuoja galimybė vakariniauti ne, pavyzdžiui, restorane, bet ir pas kažkokius žmonės, tiesiog jų bute. Kokios tendencijos? Tai tendencijos iš tiesų vystosi į tą pusę, kad ta vadinamoji dalymosi ekonomika didėja. Jinai didėja iš tos pusės, kad tas vadinamas marketplace'as, ta rinka, jinai ateina absoliučiai visas gyvenimo dalis. Ir vienas iš tavo pavyzdžių, pasakytas, kad tu nuvažiuosi į Aziją ir galbūt tu nenori eiti į restoraną, pavyzdžiui, viešbučio pavalgyti. Tu gali per programėlę papietauti ir pavarkiniauti kažkokio tai žmogaus namuose, kas yra tobulas dalykas, jeigu tau patinka lokalus maistas. Ir gera galimybė pažinti vietinę kultūrą. Taip, būtent. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kas bus naujo, tai bus sukurta galimybė įmonėms skolintis iš kitų žmonių. Dabar tu kaip įmonė negali pasiskolinti iš kitų žmonių, nebent tai būtų labai pakankamai ilgas procesas. Dar labai trumpai galite atsakyti, man atrodytų iš šono klausant, kad tai yra tokia palanki terpė, pavyzdžiui, mokesčiams slėpti, nes tu, ko ne, eini tiesiai pas žmogų, atsiskaitai su juo ir, sakykime, valstybė tarsi nieko negauna. Kaip yra iš tikrųjų? Na, iš tikrųjų, yra labai skirtingai priklausomai nuo skirtingų sektorių, bet iš esmės nėra taip, kad tai yra visiškai kažkokia slepiama ar nematoma veikla. Kaip ir įmonės gali mokesčių inspektoriai sekti, matyti, kokios yra transakcijos, taip lygiai taip čia. Kiekvienas sandoris, kiekvienas vartotojų pažiūrėjimas yra žiūrimas ir užfiksuotas elektroniškai ir visą tai galima matyti, tai kažkokių labai didelių mokesčių slėpimų čia tikrai nėra daugiau negu niekur kitur. Iš esmės tik problema yra, kaip traktuoja mokesčių inspektoriai arba kaip mokesčių statymai traktuoja tas veiklas. Kai kuriuose šalyse dar tiesiog nežino, kaip žiūrėti, nes tai yra labai naujas dalykas, bet ilgainiui tiesiog šitą įstatyminę bazę susitvarkyti ir viskas bus gerai. Puiku, ačiū, kad užsukote. Tikrai įdomus pokalbis ir panašu, kad dalymosi ekonomika suteiks geras galimybės ne tik tiems žmonėms, kurie nori paslaugų ar negauti tų paslaugų tiesiai žmogaus, bet ir verslesniems žmonėms suteiks naujas, įdomesnės verslo galimybės. Ačiū, kad užsukote, o jūs, mieli žiūrovai, kviečiu likti draugės mūsų laidą.